sveikos visos susirinkusios. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kas lietuviams labai patinka, apie nekilnojamąjį turtą. Ir daugelis gal pagalvoja, kad būtų kažkada smagu nusipirkti kokį butelį, gal Palangoj, gal Nidoj, gal Klaipėdoj, gal Kaune, gal Vilniuj. Ir jį tiesiog nuomoti, iš to gauti pinigų ir panašiai. Kartais galvom apie tai, kad gal pastatysiu ir parduosiu, dar kažkaip kitaip, įsivaizduojam skirtingai tą investavimą į nekilnojamą turtą, bet iš tikrųjų, kaip tas investavimas atrodo ir ar galima investuoti tada, kai neturi daug pinigų, nes, investavimo į nekilnojamą turtą ir ypatingai, jeigu norim diversifikuoti tas investicijas, jau reikia labai didelių sumų. Tai šiandien mes pamėginsime atsakyti į tokius klausimus. Pirmiausia, tai kas būdinga tam investavimui į nekilnojamą turtą, kaip jis iš principo klasifikuojamas ir kam priskiriamas, kokiais mes būdais galim uždirbti iš nekilnojamo turto, investicijų į nekilnojamą turtą. Pasilyginsim save su amerikiečiais, su tokia jau brandesne ekonomika ir ką rodo realiai 30 metų istorija, kaip keitėsi kainos, taip pat pažiūrėsim, kaip keitėsi kainos Lietuvoje, palyginsim. Tada trumpai apie anuitetinį linijinį paskolos grąžinimo būdą, ką apie juos verta žinoti ir kodėl verta apie tai žinoti, tiek imant paskolą, tiek ir ją suteikiant mums kaip investuotojams. Ir kaip veikia šitie metodai. Ir pasiaiškinsim, tai ar galima, ar negalima, jeigu galima, tai tikriausiai galima, kitaip webinaro nebūtų, investuoti jau nuo 100 eurų ir kartais net nuo mažiau į nekilnojamą turtą. Kaip tą galima padaryti? Netiesiogiai bus pažintis su 4 galimybėmis investuoti į nekilnojamą turtą, bet mes tik pavadinsim, kad tai mes investuojame nekilnojamą turtą, mes įsitrauksim nekilnojamą turtą į savo investavimo portfelį ir bandysim atsakyti taip pat jums kylančius įvairius klausimus. Ir aišku, pradėti norėčiau nuo to įspėjimo, kuris yra privalomas, kitaip Lietuvos bankas supyktų ir sakytų, kad čia yra rekomendacija investuoti į konkretų produktą, tai aš nesiūlau investuoti į konkrečius produktus ir tokios teisės neturiu, bet aš supažindinu su įvairiais būdais investuoti, o jau jūs patys darote tuos investavimo sprendimus. Tai reikėtų šitą mūsų turinį suprasti kaip šviečiamai, galima suprasti ir kaip reklaminio pobūdžio kai kuriais momentais, bet priklauso visa atsakomybė už prisiimamus finansinius įsipareigojimus, jūsų investicijas gulant jūsų pačių pečių. Taigi, kas yra būdinga investavimui į nekilnojamą turtą? Pradėkime nuo to, kas tas nekilnojamas turtas, mes visi lyg ir žinom. Bet jeigu norėtume apibrėžti gražiai, tai sakytume, kad tai pradedant tuo, kad yra žemės plotas kažkoksai, tai ir baigiant tuo, kad yra įvairūs statiniai, kuriais galima susijęti su ta žeme ir jie nėra mobilus, tai nėra kažkoks namelis ant ratų, o tai yra pritvirtintas prie žemės objektas, pastatytas ant jos objektas, pastatas, namas, komercinės paskirties objektas, visa tai yra nekilnojamasis turtas. Tai kodėl yra investavimas į nekilnojamą turtą toks populiarus? Iš principo, jeigu mes perkam porciją ledų, gražius batus ar dar kažką, tai mes neinvestuojam. Mes tik tai galim taip savo pasakyti, kad čia aš į save investuoju, bet realiai mes neinvestuojam, mes tos pinigus išleidžiam, tai yra išlaidos. Bet kai mes kažką perkam tam, kad uždirbtume iš to, tai jau yra investavimas. Taigi, kodėl investavimas į nekilnojamą turtą toks populiarus? Žmonės mano, kad laikui bėgant vertė didėja, mes žiūrėsime, kiek ta vertė didėja ir kiek nedidėja. Žmonės mano, kad iš nekilnojamo turto galima uždirbti, gaunant įvairias pajamas. Nekilnojamas turtas yra paveldimas, kartą tu jį turi ir atrodo turėsi amžinai. Ir kai būna kažkokios krizės ir verslai žlunga, didelė infliacija kyla, tai nekilnojamas turtas atrodo kaip saugi sala, kur mes galime išsaugoti pinigų vertę ir neprarasti jų. Ir dėl to nekilnojamas turtas yra labai patrauklus, iš tikrųjų kaip investavimo kryptis. Ir daugelis investuotojų, praktiškai visi patyrę investuotojai, bent dalį savo turto, vienaip ar kitaip yra susiję su nekilnojamu turtu. Tai
mes kalbėsime, aišku, plačiau apie tai, kaip gaunamos pajamos ir visa kita. Dabar dar tik noriu priminti, kad nekilnojamas turtas yra susijęs ir su įvairiomis išlaidomis, su patiriamais kaštais ir mokesčiais. Pirmiausia, tai jeigu jūs perkate nekilnojamą turtą, fizinę prasme, jūs įšaldote pinigų didelę sumą. Sakykime, 100 000 eurų. Taip, jūs investuojate į vieną objektą, diversifikavimo čia jokio nesigauna. Ir tas vienas objektas, jisai arba nuvertėja, arba jo vertė pakyla, tai šito mes irgi vienareikšmiai atsakyti negalime. Yra toks dalykas kaip nekilnojamo turto mokesčiai, kurie jums kapsės visą laiką, yra eksploatavimo kaštai, tai pavyzdžiui, jeigu jūs nuomojate tą būstą, tai jį periodiškai reikės kažką remontuoti, baldelius atnaujinti ir taip toliau, nes be baldų tai labai retai kas nuomoja, tai dažniausiai būna jau kažkokie tai baldai. Dažniausiai nepasitikim tuo, kad niekas neatsitiks tam nekilnojamam turtui, ypatingai, kai jis nuomojamas ir dėl to jis draudžiamas, o draudimas irgi nėra pigus malonumas. Ir mes gaunam pajamas nuomos, tai dar turime nuo tų pajamų susimokėti mokesčius. Žinoma, kai legaliai nuomojame, jeigu nelegaliai nuomojam, tai galim turėti kažkokių teisinių reikalų, po to, kai reikia išprašyti tuos nelegalius savo gyventojus, ypatingai jeigu tai dar būtų ne Lietuvoje, Lietuvoje dar šito, ačiū Dievui, nėra, bet turbūt girdėjote, kad Ispanijoje yra tokie okupados, tai yra žmonės, kurie tiesiog įsikelia jūsų nekilnojamą turtą jums išvažiavus kažkur tai ir jų iškraustyti iš tikrųjų to beveik neįmanoma ten, ypatingai jeigu jie su mažais vaikais. Tai tokių netgi būna atveju, tik mes čia nelabai dabar tam galim skirti dėmesio. Tai reikia tikrai atsižvelgti, tai dabar žmonės betodariškai investuoja ypatingai Ispanijoje ir netgi Šiaurės Kipre, tai iš viso man kelia šiurpą į tokios investicijos, bet yra kaip yra. Gerai, tai dar reikia atsižvelgti tai, kad tai, kai mes nupirksime turtą ir jeigu mes jo neišlaikysime 10 metų ir jį parduosime, tai ir jeigu parduosim už didesnę kainą, teks sumokėti mokesčius už tą vertės padidėjimą. Tai taip, kad nėra tai, kad nekilnojamo turto investicijos nekilnojamo turto nieko nekainuoja ir tiesiog gali ramiai gulėti ant sofutės ir žiūrėti serialą. Tai be abejo yra ir tam tikros rizikos. Rizika yra ta, kad jūs rizikuojate, kad ta vertė gali ne tik padidėti, bet ir sumažėti. Ir tokių laikmečių buvę ir mes matysim istoriškai, kaip tai atrodė. Rinkos sąlygos irgi keičiasi, tai gali būti ir trumpalaikiai svyravimai, gali būti ir ilgalaikės įvairios tendencijos. Paprastai ilgalaikės tendencijos yra teigiamos. Be to, nekilnojamas turtas gali būti ir apgadintas, ir net visiškai sugriautas. Taip, tornadas, kruša kažkokia tai kumščio dydžio ledais ir panašiai, tokių atvejų buvę, kai žmonėms stogus nuneša ir taip toliau. Tai nėra taip, kad jums niekada niekas nebekainuos, kai tik tai investuosite. Būna ir tokios žalos, kurią sukelia jūsų nuomininkai, o būna neduokdie ir gaisras, kuris gali ir sienų kartais nepalikti. Tai būna sprogimas, ten koks dujų nuotėkis, elektros ten užtrumpinimas ir panašiai. Tai neduokdie, mes dėl to ir draudžiamės, kad bijome netekti visiškai. Ir jeigu tai būtų vienintelė mūsų investicija, tai kaip galite suprasti, tai būtų tikrai labai labai didelės skaudžios pasekmės. Kaip iš principo klasifikuojamas tas nekilnojamas turtas ir kur jis atsiduria tarp turto klasių. Tai nekilnojamas turtas skirstomas į gyvenamąjį, komercinį, pramoninį, žemės ūkio mišrųjį turtą. Ir kaip mato, tų rūšių yra įvairiausių, tai mes su jumis ir pakalbėsim apie tai kur galima investuoti, o kur sudėtinga investuoti, bent jau buvo sudėtinga arba net neįmanoma iki šiol. Bet šiandien mes jau turim gerokai pasikeitusią situaciją. Taigi, kas naujo? Tai visas nekilnojamasis turtas yra priskiriamas prie fizinio turto. Fizinis turtas turi ir savo konkurentus, taip galim sakyti, kaip iš investuotojo pozicijų, tai finansiniai turtą ir
įvairios medžiagas, žaliavas, kaip mes jau kalbėjome ankstesniais kartais, tai fizinis turtas. Taip, nekilnojamas turtas nėra vienintelis fizinis turtas, bet tai yra vienas iš fizinio turto rūšių. Na ir mes čia galime iš investuotojo pozicijų suskirstyti visą fizinį turtą į dvi tokias kategorijas. Viena, kuri yra lengvai prieinama, lengvai pasiekiama ir bet kas iš mūsų gali tiesiog atsidaryti skelbimą, pirkti arba parduoti, kad ir savo nekilnojamą turtą. Tai ten ar būtų žemės ūkio paskirties žemė, ar tai būtų miškas, ar tai būtų pastatas, kurį galima nuomoti, ar tai būtų gyvenamasis pastatas, kuriame gyvename. Tai mes tai galime tiek lengvai pirkti, tiek parduoti ir šitas jau buvo labai seniai, nuo pat ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimo visas šitie dalykai buvo prieinami. Yra įvairūs skelbimai, skelbimų portalai, yra brokeriai, per kuriuos galime parduoti, tai pasamdom nekilnojamo turto agentūrą, jį parduoda už mus, taip, arba nuperka mums. Tai buvo lengvai pasiekiama ir visada buvo lengvai pasiekiama iš principo. Tačiau yra ir dalis turto, kurio mes taip lengvai anksčiau nepasiekėm. Tai yra privačios ir sunkiai pasiekiamos rinkos. Tom rinkom priklausydavo įvairūs infrastruktūros objektai, tiltai, keliai, taip toliau, kurių mes turbūt ir šiandien neaptarsim kaip investavimo objektą. Įvairūs nekilnojamo turto vystymo projektai, kai statomi didžiuliai kvartalai, pavyzdžiui, gyvenamųjų namų, tai tokių skelbimų turbūt nerasim, kad galima prisidėti prie tokio projekto. Nuomojamų biurų rinka, tai prekybinės ir logistinės patalpos, ir įvairius nišinis nekilnojamas turtas, tas nišinis, tai ten gali būti ir labai labai prabangus pastatai, istoriniai objektai ir taip toliau, kurių taip dvaras koks nors, tai jisai nebus kaip eilinis objektas. Tai buvo laikas, kai šita dalis turto mums paprastiems investuotojams, eiliniams investuotojams nebuvo prieinama. Tai daugiau buvo prieinama instituciniam investuotojams, didžiuliams įmonėms, kurios investuoja, vykdo tokius projektus. Bet šiandien atsirado taip vadinami fintechai, tai yra finansinių technologijų instrumentai, ir tos platformos tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo irgi yra tie patys vadinami fintechai, tai yra finansiniai instrumentai, finansinių technologijų instrumentai, kurie mums dabar jau leidžia pasiekti ir tokias anksčiau neprieinamas rinkas. Tai mes ir pasiaiškinkim, kokias galimybės mums atvėrė šiuolaikinė rinka. Tai ir prieš atsakydami į šitą klausimą, mes dar atsakysime į klausimą, kaip iš principo yra uždirbama iš nekilnojamojo turto. Tai sudėliokim mintis tvarkingai į lentynėles. Pirmas būdas, ir šitą visi supranta, aš nupirkau butą, tarkime, jį išlaikiau kažkiek laiko ir pardaviau. Kaina jo jau tikriausiai bus didesnė ir ilguoju laikotarpiu ta vertė kyla, nors trumpuoju jinai gali ir svyruoti. Gali būti kažkokia krizė, tarkim, nekilnojamo turto, per kurią vertė nukrenta, bet po to jinai vis tiek dažniausiai padidėja. Tai nekilnojamo turto vertė, mes sakėm, gali tiek didėti, tiek mažėti, bet ilguoju laikotarpiu mes matysime, jinai paprastai didėja, tendencija yra augimo. Bet tai reiškia, kad jeigu aš noriu investuoti trumpam arba vidutiniškai trumpam laikotarpiui, tai kažin ar nekilnojamas turtas yra labai gera investicija, nes pirmiausia, kaip sakiau, jei neišlaikysiu 10 metų, man teks susimokėti, bet antras dalykas, tai jeigu bus krizė tuo metu, kai aš norėsiu parduoti, tai aš greičiausiai neparduosiu, taip, ir mano tie pinigai bus, didelė suma pinigų bus įšaldyti ir įšaldyti netrumpam laikui. Tai pavyzdžiui, 2008 metais, kai prasidėjo ekonominė finansų krizė, nekilnojamo turto kainos stipriai krito ir atsigavo labai negreitai. Tai jeigu būtumėt tuo momentu įšaldytos pinigus arba nusipirkę ant tos bangos prieš kainų nukritimą, būtumėt labai labai gailėjęsi. Taip? Tai yra įvairūs dalykai, kuriuos verta atsižvelgti. Nuomos pajamos, tai labai patrauklus dalykas, daugelis ir perka dabar taip labai populiaru, kad aš nupirkau, išnuomosiu ir jau praktiškai bent pusę pensijos papildomos gausiu. Taip, noras yra geras, bet jeigu objektas yra vienas,
tai jūs labai priklausote nuo tų nuomininkų, nuo jie yra ar nėra, nuo to, ką jie po savęs palieka ir taip toliau. Tai aš esu girdėjus labai baisių istorijų, kaip nusiaubiamas tiesiog nekilnojamas turtas, kuris buvo nuomotas ir po pusės metų reikia tiesiog daryti remontą, o jeigu dar nebuvo sudaryta sutartis, nuomininkai tiesiog dingo vieną dieną ir paliko ir skolas, ir tą visą košmarą. Tai aišku, yra ir daug labai gerų istorijų, kai periodiškai gražiai tvarkingos šeimos moka ir jokių problemų nėra, bet turėkite omeny, yra juridiniai niuansai, kai ir Lietuvoje, jeigu šeima išsinuomavo, tapo nemoki ir negali susimokėti už patarnavimus, skolos jums kaip savininkui kaupėsi, o jie gyvena su mažais vaikais ir jų nieks iškelti iš jūsų negali. Nes su mažais vaikais į gatvę ir Lietuvoje negalima iškeldinti. Tai va, tai taip, kad yra tam tikros rizikos, jas reikia atsižvelgti. Nuomos kainos yra labiau svyruojančios, tačiau iš tikrųjų jos taip pat didėja sulyg ir nekilnojamo turto kainomis. Na ir dar vienas būdas, kaip galima uždirbti iš nekilnojamo turto, tai nupirkti mažesnės vertės turtą, jį papildomai pagerinti, padaryti remontą, pritaikyti kažkokioms tai paskirtims, kurioms anksčiau jisai nebuvo tinkamas, iš esmės reorganizuoti, o gal net išplėsti ir parduoti. Tai vat išvysčius tokį vat projektą, tai čia mes pavadinsim nekilnojamo turto vertės vystymo, kūrimo projektai, tai iš esmės jau nebėra pasyvi investicija. Ir tai jau yra tikrai pelningi dalykai, ypatingai jeigu gerų istorinių laikų pataikysim, ne tada, kai medžiagos kokios, pavyzdžiui, užbrangsta, kaip kad buvo 2023-aisiais, tai yra pernai, bet iš esmės tai jau nebėra pasyvi investicija. Taip, čia nėra, aš sėdžiu ant sofutės, žiūriu serialą, o mano pinigai dirba. Taip, čia jau reikia pačiam dirbti, samdyti žmonės, sukti galvą, pirkti medžiagas. Tai jau čia yra prilyginama iš principo investavimui į tam tikros rūšies verslą. Na, o dabar aš vis dėlto norėčiau, kad jūs pasimtumėt mobilų telefoną ir atsakytumėt man į vieną klausimą. Jūsų manymų, geriausios investicijos, suranguokite. Taip, išdėliokite ir paskui pasižiūrėsim, ką manote jūs ir ką mano amerikiečiai, pasilyginsim. Va, matau, jau 2 žmonės atsakė, šiek tiek pakoregavo, bet auksas išlieka pirmoje vietoje. Mažiausiai patraukli investicija yra obligacijos ir kriptovaliutos. Galima suprasti, tai apie auksą mes kaip tik kalbėsime mūsų paskutinį susitikimą, paskutinę Liepos trečiadienį. Tai žadėjau, tai ir aptarsim tikrai. Ar verta investuoti į auksą ir kodėl ir kiek galima uždirbti iš investicijų į auksą. Na, o nekilnojamas turtas, matau, kad įsitvirtino antroje vietoje ir tai rodo, kad tikrai yra populiarus būdas investuoti. Va, kažkas dabar dar trečias prisidėjo ir šiek tiek pakoregavo. Nekilnojamas turtas atsidūrė trečioje vietoje po akcijų. Gerai, pasižiūrėkime vis dėlto, ką galvoja amerikiečiai. Tai panašią apklausą aš kaip tik radau apie amerikiečių, tai ką jie mano apie ilgalaikį investavimą, tai šviežia apklausa 2024 metų gegužės mėnesio. Tai 36% amerikiečių mano, kad nekilnojamas turtas yra pati geriausia ilgalaikė investicija. Ir tai rodo, kad, na, tai čia tiesiog pirmas jų pasirinkimas toksai buvo, tai 36%. 22% pirmum numeriu pasirinko akcijas, auksą pasirinko 18%, na, o kiti tiesiog tiki 13%, kad geriausia tiesiog taupyti pinigus savo taupomoje sąskaitoje. Obligacijos ir kriptovaliutos, kaip ir pas mus reitingė, taip ir amerikiečių reitingė atsidūrė labai žemai. Tai mes ir pasižiūrėkime dabar, ar teisūs tie amerikiečiai ir ar teisūs esame mes, kai sakome, kad nekilnojamas turtas yra geriausia arba viena iš geriausių investicijų. Pasižiūrėkime į tai, ką sako istorinė patirtis ir atsuksim laiką labai stipriai atgal, net 30 metų atgal. Tai per pastaruosius 30 metų, jeigu mes palyginsim, kiek augo S&P 500 akcijų indeksas, tai reiškia didžiausios 500 JAV kompanijų akcijos, tai aš jums pasakau praeitą kartą, kaip tik praeitą savaitgalį apie tai, kas tas S&P 500 ir kad jį sudaro labai daug JAV kompanijų.
Tai ir kad tos kompanijos yra ne šiaip, bet kokios atrinktos pačios geriausios, tai čia mes matome, kaip augo S&P 500 kompanijos ir galim įsivaizduoti, kaip augo ir atitinkamai vertybiniai popieriai, jų vertė, o žalia linija rodo, kaip augo nekilnojamo turto kainos. Žinoma, jeigu mes lyginam Lietuvą su JAV, tai mes turime įsivaizduoti, kad Lietuva patyrė labai tokią ir skausmingą, ir labai dinamišką transformaciją po to, kai 90-ais mes atgavom nepriklausomybę, tai mūsų rinka nebuvo brandi, jinai formavosi ir dėl to, ką mes matysime tuo Lietuvos statistiką, tai atsispindi. Bet čia mes matome brandžią ekonomiką, kurioje nebuvo tokio laikmečio ir mes matome, kad nekilnojamo turto kainos ir kilo ir buvo momentas, kada jos krito ir gana toks ilgas laikas, jeigu mes pasižiūrėsime, per kurį tik tai atsigavo tos nekilnojamo turto kainos. Taip, tai vat, jeigu mes nuo tos viršūnėlės nuvestume liniją taip, iki čia, tai matytume, kad praktiškai nuo 2008 metų krizės maždaug iki 2016-17 metų ta vertė neatsigavo, kol jinai galiausiai atsitaisė ir tik tai tada jau pradėjo augti. Taip, čia yra atmetus infliacijos poveikį, tai yra realus augimas. Tai vis dėlto matome, kad, iš tiesų, tuo laikotarpiu nuo 1992 iki 2024 metų individualių namų kainos augo 5,5%, čia vidutiniškai per metus, tai kaip vidutiniškai, tai to mes kritimo nematom, o išskaičiuojam bendrą pokytį ir padalinam iš metų skaičius, gaunam, kad tai 5,5%. O tuo tarpu akcijos, kiek jų vertė augo apie 8,27%, bet skirtingais laikmečiais galėjo atrodyti skirtingai. Pavyzdžiui, žiūrėkim krizės laikotarpį nuo 2008 metų, tai tikrai atrodo, kam tos akcijos jos ten taip labai stipriai krito ir atrodė, kad sugrįžo iki 2000 metų lygio, taip. Tai tuo tarpu paskui vis tiek jau ilguoju laikotarpiu ir sugrįžo ir dar su kaupu atlygino, taip, tas augimas. Be abejo, vėl bus kokia nors krizė ir čia neišvengiama bus ir apie tai kai kurie internautai labai triūbė, oi, čia bus didelė krizė, tai aš tą kalbėjimą apie tai, kad tuoj bus labai didelė krizė ir čia viskas žlugs, tai aš jau girdžiu turbūt pastaruosius 10 metų, tai kaip minimum. Tai buvo COVID ir visa kita ir mes tos sviravimus susidus, COVIDas irgi padarė savo tokią duobę, bet kaip matom, vėl sėkmingai grįžom ir ta tendencija vis tiek išlieka didėjanti. Tai skaičiai kalba už save, be abejo, istorinė per retrospektyvą nereiškia, kad ir ateityje bus lygiai taip pat, bet mes galim tikriausiai pasikliauti, kad ta ilgalaikė tendencija bus maždaug tokia. Taip, o kas vyko Lietuvoje? Tai Lietuva, kaip sakiau, yra kitokia truputėlį situacija, nes pas mus buvo 90-ais nepriklausomybės atgavimas ir tik tai nuo 95 metų mes turime statistiką, kuris skaičiuojama jau pagal europinius standartus, pagal jungtinių tautų standartą, tai dėl to mūsų visa statistika patikima tik tai nuo praktiškai 94-95 metų. Tai čia mes ir matome kainų indeksas. Kainų indeksas tai nėra pati kaina, bet čia indeksas rodo, kad jeigu, tarkim, 94 metais, sakykime, turto vertė buvo 100 tūkstančių, sakykime, ne? Tai tada kokia jinai būtų buvusi 2008 iki 2008 metų Lietuvoje pūtėsi vadinamas kainų burbulas. Ypatingai, jeigu mes neatsižvelgtume infliaciją, tai atrodė tos kainos auga kaip ant mielių ir 8 kartus, lyginant su 94-ais išaugo turto kainos 8 net kartus, tai būtų 800 tūkstančių kainuotų pastatas, kuris kainavo prieš tai 100 tūkstančių. Bet taip atrodė todėl, kad pas mus buvo gana stipri infliacija. Atmetus infliacijos poveikį, mes matome, kad realiai turto kainos nuo 94 metų iki 2004 beveik nepasikeitė, o buvo momentai, kada jos buvo mažesnės. Ir 2004 buvo tokios pat, iš esmės, kaip 2004 kaip prieš 10 metų. Per 10 metų praktiškai visai nepasikeitė, paskui sparčiai pradėjo augti ir išaugo lyginant su tuo pradinio į 2,5 maždaug karto.
Taip, tai kainuotų tas pastatas 250 maždaug tūkstančių, vietoj 100 tūkstančių, jau 2008 prieš krizę, o po to atėjo krizė ir nekilnojamo turto kainos krito. Taip, jos krito, jos nekrito žemiau 94 metų lygio, jos liko aukščiau lygio visą laiką, kaip mes matome, ir po to po truputėlį jos vėl didėjo. Tai gale laikotarpio, jeigu mes atmesime infliacijos poveikį, mes ką matysim? Kad nekilnojamas turtas iš esmės pabrango apie 2 kartus, šiek tiek net mažiau negu 2 kartus. Čia atsižvelgiant į tą, kad kiek nuvertėjo tai pinigai, bet dėl pinigų nuvertėjimo tos kainos išaugo ir sudarė tą įspūdį, kad nekilnojamas turtas labai, labai stipriai išbrango. Taip, aš pati 93 metais nusipirkau savo pirmąjį būstą, tai yra butą Savanorių prospekte, ir tikrai pasakysiu, kad ta vertė kosmiškai neišaugo. Taip, taip, aš jį pirkau ten tuo metu, už juokingai atrodo 12 tūkstančių dolerių, tai dabar atrodo labai juokingai, bet ko tada buvo verti 12 tūkstančių dolerių, ko jie verti dabar, tai kaip diena ir naktis, taigi reikia atsižvelgti ir į šitą momentą. Psichologiškai tai labai veikia, bet mes turėtume vis dėlto žiūrėti į skaičius, kurie yra jau atmetus infliacijos poveikį. Čia yra pateikta Oberhaus, tai yra vienas pačių didžiausių nekilnojamo turto agentūrų duomenys. Na ir jeigu mes palyginsim, koks realus tas kainų pokytis tarp aukščiausio ir žemiausio lygių, tai mes matysime, kad jie tikrai 100% išaugo, tai reiškia padvigubėjo kaina. Taip, ir tai viskas, tai nėra kažkoks kosminis rezultatas. Taip, klausimų jūsų kol kas nematau, tai tiesiog tęsiu, jeigu klausimų būtų, tai jūs rašykite ir aš vis tiek anksčiau ir vėliau juos pamatysiu. Na, o dabar trumpai apie anuitetinį ir linijinį paskolos grąžinimo būdus. Galbūt teko girdėti apie tai, kad imant paskolą, dažniausiai mums pasiūlomas anuitetinis būdas ir nieks mūsų neklausia, kokiu būdu mes norime, bet yra tokia galimybė ir reikėtų imant ypatingai ilgesnio laikotarpio paskolas pasidomėti tuo ir paprašyti pareikalauti iš banko, kad sudarytum galimybę rinktis ir padarytų skaičiavimą, palygintų anuitetinį linijinį metodą. Bet mes dabar labiau žiūrėsim ne tiek iš to žmogaus pozicijų, kuris skolinasi, tiek iš mūsų pozicijos kaip investuotojų, nes šiuo metu mes investuotojai taip ir mes skoliname. Tai tiek skolintojų, tiek tam, kuris skolinasi, aktualu yra suprasti, kuo skiriasi anuitetinis ir linijinis paskolos palūkanų skaičiavimo principas ir grąžinimo principas. Tai šie būdai, jie mums abiems yra aktualūs. Ir iki šiol visas platformos, apie kurias mes kalbėjome, tai yra ir Savi, ir Finbi, ir paskolų klubas, ir Heavy Finance, visos tarpusavį panašios tuo, kad visos palūkanas moka anuiteto principų. Tai yra, jūs paskolinate pinigus ir jau kitą mėnesį jūs atgaunate ir dalį paskolos, ir palūkanų. Tik tai dabar kokią dalį? Tai pasižiūrėkime į tokią iliustraciją. Tai pirmiausia, dar truputėlį paaiškinimas tas, kad anuiteto pats principas, tai yra tas grąžinimo metodas, kai mes visą laiką, kaip skolos paėmėjai, mokame vienodo dydžio dalinius grąžinimus. Taip, šitas labai patrauklus žmonėms, kurie nori planuoti savo biudžetą ir jie tiesiog nori žinoti, kiek aš mokėsiu už tą automobilį arba tą būsto paskolą per mėnesį ir tada kiek man lieka pinigų visiems kitiems dalykams. Tai kitas dalykas, kad aš atidavinėsiu paskolą iš esmės daugiau laikotarpio pabaigoje, pradžioje aš daugiausiai mokėsiu palūkanas, šitą reikėtų irgi žinoti. Bet tam, kuris skolinasi, tai nėra taip labai svarbu, kaip tam, kuris skolina. Jeigu aš skolinuosi, koks man skirtumas realiai, aš žinau, kad aš, tarkime, moku 100 eurų per mėnesį ir ten ar tai palūkanos, ar tai paskola, gal nėra taip labai svarbu. Bet matematiškai tai yra svarbu, nes tai reiškia, kaip matysite vėliau, kad jūs iš esmės sumokėsite daugiau palūkanų. Kitaip tariant, tas pasiskolinimas jums galiausiai kaip tam žmogui, kuris skolinasi,
kainuos daugiau. Kaip tam žmogui, kuris skolina arba investuoja, tai reiškia gerą žinią. Mes iš to uždirbsime daugiau. Taip. Ir įvairūs sumetimai gali būti, kodėl renkamasi šitas metodas. Taip, linijinis metodas tai yra tas paskolos grąžinimo būdas, kai kiekvieną mėnesį mokame vienodą paskolos dalį. Taip, aš noriu sumokėti kiekvieną mėnesį, kad mano paskola sumažėtų, pavyzdžiui, 100 eurų. Ir aš ją atiduosiu, 100 eurų atiduodu, o sumoku palūkanas tik nuo tos dalies, kurią esu pasiskolinusi. Tai taip yra, atrodo labai smagu, bet nepatogumas yra tas, kad pirmiausia jūs mokėsite didelės sumas, o paskui vis mažesnės. Tai bendroj sumoj sumokėsite mažiau, o investuotojas uždirbs mažiau, bet yra irgi vėl pliusai ir minusai kiekvienoje sistemoje. Taigi pasižiūrėkime dar, kaip tai atrodo grafiškai. Taigi, tarkime, kad asmuo skolinasi 5000 eurų ir skolinasi 5 metams. Tai anuitetas leidžia jam mokėti kiekvieną mėnesį vienodo dydžio įmokas, kaip sakėm, pavyzdžiui, 100 eurų. Taigi visus 5 metus jis mokės po 100 eurų kiekvieną mėnesį ir tokiu būdu jo paskola po truputį bus atiduota. Bet iš tikrųjų dalį tos paskolos sudarys palūkanų, tiksliau to mokėjimo sudarys palūkanus. Tai pradžioje tos palūkanus sudarys liūto dalį ir jūs mokėsite daug palūkanų, o grąžinsite labai mažai paskolos. O paskola jūsų, tai yra palūkanos, toliau kapsės nuo liekančios paskolos dalies. Taip? 2 metais jūsų paskola bus labai mažai sumažėjusi, todėl jūs vėl sumokėsite daug palūkanų ir mažai grąžinsite paskolos. Tas išdėstymas toksai yra. Ir galiausiai, ar jums vertės atiduoti paskolą iš anksto, kai jūs būsite, pavyzdžiui, 4 metais gausite daugiau pajamų. Jeigu jūs planuojate, kad jūs, aš uždirbsiu, nuvažiuosiu tą Norvegiją, žuvį padarinėsiu ten, ar ten dar kažką padarysiu, arba mano verslas įsisuks ir tada aš atiduosiu. Tai štai atiduoti pabaigoje jums mažiausiai jau vertės, todėl kad jūs jau mokėsit mažai labai palūkanų, didelę dalį to, ką jūs mokėsite skolintojui, jau bus tik tai pati paskola. Kitas dalykas, ta paskola bus jau ir nuvertėjusi. Taip, jau dėl infliacijos poveikio jums nebe taip labai skaudės. Tikėtina, kad per tos 5 metus jūsų darbo užmokestis padidės dėl to paties infliacijos poveikio, taip, o bankui tebemokėsite, jeigu ne Euriboras, tai mokėsite toliau jau mažiau, kaip ir tie pinigai nebebus jums tokie skausmingi. Taigi yra įvairūs sumetimai, į kuriuos reikia atsižvelgti, kai jūs vertinate, kokiu būdu jums imti paskolą. Na ir tas linijinis metodas, kaip veikia linijinis metodas, sako, kad jūs tiesiog kiekvienais metais ir kiekvieną mėnesį mokėsite vis mažiau ir mažiau ir mažiau. O kodėl mažiau? Tai paskolos jūs grąžinsite visą laiką vienodą kiekį. Na, čia pas mane tas paskolos mokėjimas yra, tarkime, 50 eurų per mėnesį, o visą likusią dalį sudaro palūkanus. Taip, tai pirmiausia mokamos tiek daug palūkanų todėl, kad tai yra nuo visos sumos paskolintos. 2 metais, kadangi jūs atidavėte dalį paskolos, jų palūkanus sumažėjo, 3 metais dar mažėja ir pabaigoje jūs jau beveik nebemokate už naudojimąsi pinigais. Tai susumavus visus tuos srautus, kiek jūs sumokate už naudojimąsi paskolą, tai yra tas geltonas stulpelio dalis, kurios rodo palūkanas, tai jūs mažiau sumokėsite šitu būdu. Dabar kodėl mes nagrinėjame linijinį ir anuitetinį būdą, kai mes kalbam apie investavimą? Tai reikia irgi suprasti tą dalyką, kad mums kaip investuotojams labai gerai, kai yra nelinijinis mokėjimo būdas. Bet šiandien mes pakalbėsime ir apie tai, ką tas linijinis gali duoti, taip, arba panašus į linijinį būdas. Taip, klausimų nematau, tai mes tiesiog tęsime toliau. Na ir pereinam prie tos dalies, tai kaipgi investuoti į nekilnojamą turtą, jeigu aš galiu šiai dienai sau leisti 100-200, tarkime, eurų per mėnesį ir, negaliu nusipirkti jokio nekilnojamo turto tiesiai šviesiai, ne? O galiausiai aš nenorėčiau tokio didžiulio įsipareigojimo prižiūrėti ten
aiškinti su tais nuomininkais, remontuoti to būto ten ir užsiimti, nes čia nebus jau taip, kad aš ramiai galiu išvažiuoti į Maljorką, ten nusirpčioti savo sultis ir ar ten kokteilį kažkokį prie jūros ir už mane dirba pinigai. Tai jau bus ne tas, ne? Tai mes pakalbėkim, kaip daryti, kad ir turėtume nekilnojamą turtą savo portfeliuke investicijų ir tai nebūtų skausminga ir galima būtų pradėti nuo 100-200 eurų. Galimybės, kurias šiandien jums pristatysiu, tai yra investavimas per 3 skirtingas platformas. Tai yra Profitus platforma, InRento platforma ir InDemo platforma. Na ir taip pat dar vienas būdas, tai būtų investavimas į reitus. Ir kas tie reitai yra, mes irgi netrukus išsiaiškinsim. Taigi dabar apie viską iš eilės, tai pradėkime nuo dar tokio palyginimo, kad jeigu mes palyginsim visas Europoje veikiančias didžiausias sutelktinio finansavimo platformas, tai mes turėtume maždaug tokį vaizdelį. Ir praeitą kartą aš jums minėjau, kad lietuviai labai sėkmingai steigia savo fintechus, Lietuva jau vadinama fintechų šalimi, tai yra įvairiausių skolimo platformų šalimi, nes mūsų reitinguose esančių platformų skaičius yra įspūdingas. Žinoma, čia labai aš nepasitikėčiau tais duomenimis, čia yra informacija, kuri buvo iš dalies bent jau viešinta, tik aš paprašiau atnaujinti tą informaciją, ją surinko ir pateikė pati Profitus platforma, tai todėl galbūt jie kažką truputėlį pagražino arba iškraipė, bet tiek daug iškraipyti turbūt būtų sudėtinga. Tuo labiau, kad dauguma duomenų yra prieinami viešai, tik reikia pagaišti laiką ir kiekvienos platformos puslapį įlysti ir pasigilinti. Taigi mes matom, kad lietuviškos platformos, aš jas pažymėjau čia lietuviškomis vėliavėlėmis, jos labai gražiai dominuoja, netgi pasakyčiau, šitame top sąraše. Ir yra įvairių platformų ir tiesą sakant, aš planavau jums pristatyti dar Austrijos, Vokietijos vieną platformą, bet kai pastaruosius, nežinau, jau turbūt 2 mėnesius kabo vienas ir tas pats objektas ir jisai nesusifinansuoja, tai aš pagalvojau, kad gal tiek to. Tai aš atsisakiau tos idėjos, šiaip graži platforma, viskas ten tvarko ir istoriniai rezultatai atrodo irgi neblogi, kad tenai buvę tų objektų visokių ir tikrai visi jie yra Austrijoje, Vokietijoje. Kam bus įdomu, parašykit, aš galėsiu ir apie ją. Bet aš jos nepristatau, nes sakau, man sukėlė nerimą tas faktas, kad kabo vienas ir tas pats objektas ir jis suinvestuotas iki 75% ir jisai niekaip nesusinvestuoja iki galo. Tai man šitas nepatiko ir aš sustojau toliau, nepristačiau jų. Tai dabar mes kalbėsim apie ką? Mes kalbėsim šiandien apie Profitus platformą, tai pati didžiausia, ne tik Lietuvoje, bet jau ir pati, bent jau, sakykime, drąsiai viena didžiausių Europoje platformų, labai sėkmingai ir labai dinamiškai vystanti savo verslą, ir turbūt ne šiaip savo, toks populiarumas atsirado, aš jų irgi klausiau, kodėl, aš asmeniškai bendravau su ir Profitus, ir InRento atstovais, ir viską iš jų išsikvočiau, dar šiandien ryte su InRento kalbėjau, dar patikslinau porą dalykų. Praeitą, kad jums pristačiau Heavy Finance ir vėlgi iš pirmų lūpų visą informaciją jums pateikiu, todėl kad aš asmeniškai su visomis platformomis kalbėjau, specialiai, kad neliktų kažkokių tai dalykų, kurie nežinomi, bet to kalbėdama visada sužinai daugiau, negu kad ten tik atsivertus puslapį gali sužinoti. Kodėl aš atrinkau Profitus ir InRento? Man patiko, kad šitos platformos, ne tik tai visų pirma Profitus numeris 1, bet kad jos yra skirtingos ir kuo jos skirtingos, aš jums pamėginsiu tą parodyti ir paaiškinti. Kitos platformos yra panašios, vienaip ar kitaip, tai panašių vienodų platformų nepristatinėsiu, nes ir geriausiai laikas mūsų ribotas. Taigi Profitus. Smagu, tarp kitko, paminėti tokį faktą, kad Profitus yra įsteigta moters, šitą jaunos veiklios verslios moters, kaip matot, moteris investavime gali būti labai sėkmingos, net ir kurdamos tokius verslus.
Ir kuo Profitus platforma yra patraukli mums kaip investuotam, kuo jinai kitokia negu kad Finbi, negu kad Savi, negu kad paskolų klubas. Tai pirmiausia, čia mes būtent investuojame į nekilnojamo turto vystymo paskolas. Tai juridiškai mes netampame nekilnojamo turto objektų savininkais ar bendrasavininkais, bet mes paskoliname nekilnojamo turto objektų vystymui. Skolinti galima jau nuo 100 eurų. Kitaip tariant, jūs investuojate į nekilnojamo turto objektą ir tai yra 100 eurų suma. Galima investuoti 100, 200, 500 arba neribotai. Viršutinės lubos nėra nustatytos, todėl aš jų ir neminiu čia. Kai kuriais atvejais galima investuoti tik nuo 200, bet dažniausiai nuo 100. Visi investuotojai negaus vienodos grąžos, skirtingai negu anksčiau aptartose platformose, išskyrus Heavy Finance. Čia šiuo atveju mažiukai gaus mažiau, dideli gaus daugiau. Kai jūs auksite kaip investuotojai, tai jūsų grąža didės. Tai priklausys nuo sumos ir tas visą laiką atvirai gražiai parodoma. Galima susikurti savo autoinvestavimo profilį, dėja, bet kol kas ne. Kodėl ne? Buvo tokia galimybė, bet jos nebus, kaip matysim, ir sekančiai platformai kol kas. Todėl, kad yra europinis reguliavimas, apie kurį aš jums kalbėjau praeitus webinarus. Ir tas europinis reguliavimas jau jo buvę tie automatinio investavimo profilį netitinka. Pavyzdžiui, yra toks reikalavimas ES, kad investuotojas turėtų galimybę per 4 dienas apsigalvoti ir atšaukti savo investiciją. Tai autoinvestavimo profilį šito nėra. Kaip atšauksi, kai jau autoinvestuoti. Taip, tai kol neapgalvotas tas mechanizmas, jie dabar suka galvą, kaip čia tą padaryti, tai kol negali gyvendinti tų direktyvų, kol kas sustabdyta, bet jie platforma tikisi, kad rudenį jau bus paleistas autoinvestavimas. Toliau, visos paskolos skirtingai negu vartojimo kreditai, apie kuriuos mes kalbėjome per ankstesnius webinarus, yra užtikrinamos garantija nekilnojamo turto įkeitimu. Pirminė arba antrinė hipoteka. Beveik visais atvejais pirminė hipoteka, bet tais atvejais, kai yra refinansavimas, kartais netgi tų pačių projektų refinansavimas, tada gali būti ir antrinė hipoteka. Galima parduoti paskolas antrinėje rinkoje, tai ne šiuo atveju irgi nėra tokios galimybės ir vėlgi pažadas, kad tikisi iki metų pabaigos paleisti šitą. Palūkanų mokėjimo principas. Tai va čia ir yra toks skirtumas, kuo skiriasi šita platforma ir labai analogiškai matysime sekanti platforma Inrento pagal palūkanų mokėjimą. Tai čia yra principas, kurį linijiniu gal nelabai būtų korektiškai pavadinti, bet jis yra panašesnis į linijinį negu kad į anuitetinį. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jūs investavote 100 eurų ir ta trukmė investicijos, sakykime, kad yra 2 metai. Tai pagal kiekvieno projekto individualiai ten būna aprašyta, čia nebus vienodai visiems, bet tai reiškia, kad pirmiausia, jūs kas maždaug, pavyzdžiui, ketvirtį gausite tik palūkanas, o skolos jums negrąžins. Gali būti, kad kas ketvirtį grąžins dalį paskolos ir tada jūs jau atitinkamai gausite mažesnės dalis palūkanų. Tai čia yra skaičiavimas palūkanų artimesnis linijiniam būdui. Taip skaičiuojama nuo tos sumos, kuri yra paskolinta. Jeigu dalis grąžinama, tai jau toliau dirba tik tai likusi dalis, o jūs galite reinvestuoti sugrįžusią dalį. Ir bus tokių objektų, kur iš pradžių jūs gausite tik tai palūkanas, o paskui pabaigoje į visą paskolą. Ką keičia šitai lyginant su ankstesniam platformom? Mažiau judesių. Taip, nebus, kad kiekvieną mėnesį jums grįžinėja, tai tas truputėlį susilpnins sudėtinių palūkanų efektą, bet sumažins jūsų laiko sąnaudas, kiek jums reikės čia praleisti prie kontrolės, kas ten vyksta, grįžtančių paskolų, grįžtančių pinigų reinvestavimui ir taip toliau. Kitas patrauklus dalykas
geografinė diversifikacija. Čia jūs galite investuoti ne tik į Lietuvoje esančius nekilnojamo turto objektus, bet ir objektus esančius Estijoje ir Latvijoje. Buvo jau vienas projektas Ispanijai, bet jie dar sako, nu mes dirbam ir labai aktyviai dirbam ir norim sustartuoti stipriai Ispanijai. Tai galėsite investuoti ir tą pačią Ispaniją, kaip daro dabar daugelis apimti tokio bandos efekto. Taip, tai galėsite ir Ispanijoje, jeigu norėsite nusipirkti. Kas išieško ir kaip tai kainuoja, tai vėlgi, kaip ir su kitom visom platformom, jau po to net nebesikartosiu, platformos visos išieško savo lėšomis, tik tai dalis pasiima ten delspinigių dalį, šita platforma nepasiima delspinigių dalies, o išieško ir tada susigrąžina. Atsiskaitimo tarpininkas Lemonway, jis yra integruotas platformoje. Tai jis yra todėl toks užsienio pasirinkta bendrovė Lemonway, todėl kad užsieniečiams būtų patogu. Pildymas užtrunka 1-2 darbo dienas. Greičiausiai yra papildyti kortelę, toks patarimas. Tai man patarė patys platformos atstovai. Išėmimas 1 kartą per mėnesį yra nemokamas, nes patys jiems sandoriai kainuoja ir gana nepigiai, taip man sakė, tai todėl vieną išėmimą duoda nemokamai, bet jeigu norėsite dažniau išsiminėti, tai tada kiekvienas sekantis, 2., 3. ir 4. išėmimai jau kainuos fiksuotą 1,88 euro sumą. Na, bet turbūt nėra tokio poreikio, kad ypač ilgalaikį investuojant, kad reikėtų išsiminėti dažnai. Naudojimasis platforma, kas yra smagu, yra nemokamas. Pirminiai rinkoje pirkimai yra nemokami. Kapitalo prieaugio nėra. Tai yra jūs kiek paskolinote, tiek atsimsite ir galite tikėtis nuo 9 iki 11% grąžos. Profitus vykdo veiklą ne nuo vakaro, o nuo 2018 metų. Ir per tokį trumpą laiką jie sugebėjo, kaip sakiau, pasiekti įspūdingų rezultatų. Nežinau, kaip jiem tai pavyksta, bet tiesiog vieni klientai atsiveda kitus ir na, kas yra dar vienas geras dalykas, kas kai kuriem investuotam labai patrauklu, jūs neišaldot savo pinigų 10 metų, taip, jūs neišaldot jų net 5 metų. Dažnai projektų trukmė yra nuo 2 iki 18 mėnesių tik tai, o būna projektų, kurie būna pusiai metų netgi. Tai va, tai jūs čia kaip terminuotas indėlis įdėjot ir pasiėmėt. Nėra taip, kad jūs ten lauksit labai ilgai ir nuobodžiai, kol tie pinigai grįž. Kas yra dar pastebėtina, kad iki 90 dienų vėluojančių paskolų portfelyje dalis yra 4,24%. Ir ikiteisminis išieškojimas yra vykdomas tik tai truputį daugiau negu 1% paskolų. Realiai tai tikrai mažai ir blogų paskolų pas juos buvo kol kas vienintelė, dėl kurios dabar vis tiek dar vyksta teismai, jie dar tikisi kitokiu būdu. Reiškia, ten juos tiesiog apgavo, taip man pasakojo, ir nesąžiningą sandorį sudarė nekilnojamo turto vystytojas ir nuslėpė paskui savo pajamas, bet dabar bando iš jo kaip iš fizinio asmens išsiieškoti, nes kaip iš įmonės nepavyko išsiieškoti, bet jie dar nepalaidojo tos vilties, dar kaip iš fizinio asmens bando išieškoti, būtent dėl to, kad jie turi įrodymus, kad buvo klastojami dokumentai ir tada civilinė tvarka dabar bando. Tai, kaip sakiau, per šitokį masę, kiek jie turi, kokio dydžio kapitalą, kiek paskolų išdavė, kol kas viena paskola, kuri sudegė. Ir tai dar negalutinai. Na ir be abejo, kadangi visi šitie webinarai, 4 iš eilės, kuriuos aš jums pristatinėjau platformas, mano yra daromi nemokamai, tai jeigu jūs vertinat mano padarytą tą darbą, surinktą jums pateikiamą informaciją, tai aš būsiu labai dėkinga, jeigu jungsitės per mano rekomendacinės nuorodas, gausite dėl to ir patys naudą. Tai jeigu, pavyzdžiui, per mano nuorodą jungsitės prie Profitus kompanijos, tai gausite koduką,
nuolaidos koduką, kurį jūs negalėsite kaip pinigus pasimti, bet kai atlikinėsite savo pirmą investiciją, sakykime, norėsite 100 eurų investuoti į objektą, tai įvesite tą gautą koduką ir jūs 25 eurus už jūs sumokės profitus. Tai kitaip tariant, jūs gausite 25 eurų tokį kaip koduką, ne? Kad, kaip sakant, tiek jums padovanos pati profitus platforma. Va, tai kitas variantas yra Inrento. Kuo šita platforma yra kitokia nuo profitus? Pirmiausia, tai čia yra susitelkiama ne į nekilnojamo turto vystymo paskolas, o į nuomos projektus. Kuo tie nuomos projektai yra kitokie nuo nekilnojamo turto vystymo? Tai to, kad Inrento perka nekilnojamą turtą, kurį sutvarko tam, kad jis tiktų nuomai ir nuomoja. Taip? Tai yra ne pati Inrento kompanija, bet tas, kas yra tas gavėjas paskolos, ne per Inrento. Tai tas paskolos gavėjas iš nuomos jums moka palūkanas, o gale sutarto laikotarpio atiduoda visą skolą. Tai dažniausiai taip viskas vyksta su retom išimtim, kada yra daliniai mokėjimai, lygiai kaip profitus galima, tokią teisę turi, tokią teisę Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad yra galimybė visada atiduoti dalį paskolos arba net visą ją anksčiau laiko. Tai šitas yra. Suma didelė, dėl to aš raudonai parašiau, čia jau, kaip matome, labai smulkių, tokių kaip ten nuo 100 eurų šita platforma nelabai kol kas laukia. Visi investuotojai gauna vėlgi nevienodą grąžą, tas irgi priklauso nuo investuojamos sumos. Lygiai dėl tų pačių priežasčių, kaip ir Inrento, kol kas neveikia autoinvestavimo profilis ir jie dar net nežino, ar jisai realiai veiks, bet judesius daro, kaip man šiandien dar aiškino, kad nerašykit, sako, kad bus, todėl, kad, sako, mes dar negalim pasakyti, ar mes pavyks mums sugalvoti, kaip čia padaryti, bet, sako, mes galvojame, mes norim. Taip, visos paskolos yra įkeistos pirminę hipoteką. Tai yra aukščiausio lygio garantija ir be abejo, hipotekos įkeitimas reiškia, kad dažniausiai paskola išduodama ne 100% turto vertės, bet mažesniai daliai. Tai taip, kad tiek Inrento, tiek ir profitus, jeigu jau ir netiduosi, nebent ant buvo suklastoti dokumentai, kaip Inrento atveju, bet tai tokių vienetai būna, šiaip jau jie labai atidžiai tikrina ir kol kas skiriasi neturėję nei vienos blogos paskolos. Galima parduoti paskolas antrinėje rinkoje, tai taip, tada pati platforma Inrento pasiima 2%, bet jūs renkatės, už kokią sumą jūs savo paskolą parduodate. Tai galite užsimesti tuos 2% ir tada nepajausite tas kainos. Arba užsimesite daugiau, tai galbūt ir išlošite. Palūkanų mokėjimo principas labai panašus kaip ir su profitus. Dabar kuo skiriasi šitos platformos uždarbis nuo šitos profitus platformos uždarbio? Skirtumas tas, jūs gaunate fiksuotas palūkanas, kurios yra pažadėtos ir jeigu padidėja nekilnojamo turto vertė tam momentui, kada jau yra parduodamas, tai dar jūs gaunate ir kapitalo prieaugį, o vertė tikrai padidėja, kaip dažniausiai padidėja, nebent kažkas nutiktų rinkoje, kad smuktų kainos. Nes kadangi vystytojas jis tą objektą sutvarkė, taip nupirko, sutvarkė ir nuomavo, tai tikrai vertė tai bus didesnė, tikėtina, tikėtina reikėtų sakyti, netikrai. Ir kapitalo prieaugis bus. Tai tas kapitalo prieaugis yra 30% kapitalo prieaugio padalinama visiems, kurie investavo į tą paskolą. Va čia yra toks įdomus dalykas, kurio nebuvo ankstesniai platformai. Geografinė diversifikacija taip pat yra Lietuva, Lenkija, Ispanija. Jūs jau dabar galite investuoti į Ispaniją ir Lenkiją, jeigu nelabai pasitikit Lietuvos ir Baltijos šalių rinkomis. Be to, jie dabar jau startuoja Airijoje, tai irgi sakė, gal dar nerašykit startuoja, mes dabar vedam dėrybas, bet aš manau, čia tik laiko klausimas, jeigu dėrybos vedamos, tai tuoj mes ir pamatysime ir projektų Airijoje. Kas išieško ir kiek tai kainuoja, tai taip pat kaip ir su visom platforma savo lėšomis,
Atsiskaitimų tarpininkai yra 2 variantai. Paysera gal patogesnis lietuviams, nes viskas vyksta momentiškai. MangoPay yra integruotas platforma, todėl, kad užsieniečiai taip pat investuoja, tai čia kaip ir Lemonvėjus Profitus platforma, taip MangoPay yra užsienio tokia platforma, kurie pasitikė užsieniečiai, per ją investuoja, bet jeigu mes per šitą platformą investuosim, tai yra kelsim pinigus ir išsiminėsim, tai užtrukinės tada iki 3 darbo dienų, ne? Tai mums per Payserą būtų žymiai greičiau pasipildyti, jeigu mes kaip lietuviai naudotumės. Tuo labiau Payserą jau turbūt susikūrėte ankstesniems platformoms. Tik tai būtų gerai, kad pinigai nesimaišytų, tai Paysero jūs galite ten susikurti kiek norit sąskaitų ir priskirti, ar pavadinkit vieną sąskaitą Inrento, pavyzdžiui, kitą sąskaitą pavadinkit ten kokią Savį, pavyzdžiui, ar dar ten kitos platformos pavadinimui, tada žinosit, kurie pinigai kurioj kišenaitėj. Na, gal ir jums nėra taip labai aktualu, kad jie nesimaišytų, bet man tvarkingai patinka matyti, kokie rezultatai kurios platformos. Naudojimasis platforma ir investavimas vėlgi nemokamas, jokių narystės mokesčių nėra. Galimas kapitalo prieaugis, tai su kapitalo prieaugiu vidutinė grąža, istorinė grąža buvo apie 12,8%, čia man dar šiandien taip patikino Inrento atstovai. Platforma vykdo veiklą dar labai neseniai, atkreipiu dėmesį, tik 20 metais, bet jau, kaip matote, išaugo iki gana irgi įspūdingo dydžio. Ir iki šiai dienai jie turi 27 milijonus eurų investicijų. Tai yra tikrai daug, ne? Pačių projektų palūkanos atrodo mažesnės negu kad profitus 7-8%, bet tai yra todėl, kad jūs dar pretenduojate į kapitalo prieaugį. O štai jisai bus ar ne, čia jau kitas klausimas ir kokio dydžio jis bus. Taip, vienuose projektuose jis yra fiksuotas kapitalo prieaugis, tai jūs jau žinote, kokio jisai maždaug dydžio bus. Taip, kituose jis yra nefiksuotas. Nefiksuotas tai gali reikšti ir mažesnį, ir didesnį. Tai va čia jūsų rizika. Jeigu jūs norite rizikuoti ir uždirbti galbūt daugiau, tai jeigu matot, kad geros tendencijos rinkoje, o projekto trukmė tik tarkim metai, tai gal per metus čia kažkas labai radikaliai nepasikeis. Taip, tai vidutinė projekto trukmė yra, vėlgi jie turi įvairią trukmę labai ir nuo pusės metų, bet dažniausiai tai būna nuo 2 iki 3 metų. Kol kas jie neturi net vėluojančių projektų, apie blogus nekalbu, bet kol kas. Ir primenu, jie tik 20, dar tik 4 metai veikia, tai taip, kad dar tai nereikėtų labai džiaugtis. Bet jie sako, kad mes labai atidžiai nagrinėjom, bet šitą sako, aišku, visi. Jie sako, mes labai atidžiai susipažįstam su sąlygomis visomis ir viską labai tikrinam. Dabar kokia dar labai įdomi galimybė, taip sudominu, jeigu jūs investuojate į konkretų projektą, 5 000 eurų, pavyzdžiui, tas projektas Ispanijoje, kur nors Tenerifėje, ne, tai jūs galite nemokamai apsistoti tame objekte. Tai tada jūs tiesiog gaunat prieimą prie to objekto ir galite užsirezervuoti ir nuvažiuoti į Ispaniją ir praleisti ten, nežinau, tik tai kokį laiką, nemokamai. Tai yra tokia galimybė. Tai labai įdomi galimybė, aišku, dar nežinia, kada jūs po 5 000 į objektą investuosite, bet why not? Galite sutaupyti tokiu būdu, įsivaizduokit, specialiai investuoju 5 000 ten metams į kokį nors projektą, ir tais metais turiu atostogas ir kokį nors 1000 ir 2000 eurų sutaupau vien kiek aš būčiau sumokėjus viešbučiui. Kas yra įdomu, kad šita platforma jau aktyviai pritraukusi yra investuotojus iš Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Olandijos ir Lietuvos. Ne tik lietuviai investuoja, Inrento investuoja ir užsieniečiai ir gana nori. Vėlgi kviečiu jūs jungtis naudodama savo koduką, jeigu jūs dėja, kaip aš jungiausi be kodukų, tai negavau nieko, nes aš tiesiog norėjau greitai, kad jums parodyti, jūs apmokyti, kad parodyt, kaip veikia. Tai jeigu jūs jungsitės per mano koduką, jūs gausite 20 eurų premiją. Taip tiesiog jūsų tą sąskaitą, kai jūs atliksit pirmą investiciją, įkris tokia suma. Tai yra dar viena paskata, kodėl jungtis per koduką. Dabar dar vienas labai įdomus projektas, aš išgirdau apie jį ir labai susidomėjau, tai jau ne lietuvių kompanija, Indemo, Latvių kompanija, tai ji leidžia skolinti
Ir dabar kam? Čia jau yra netgi ne skolinimas, jau šičia yra investavimas. Kaip jisai atrodo? Yra, įsivaizduokite, žmonių, kurie pasiema nekilnojamo turto paskolą, stato tą namelį, įrenginėja ir pamato, kad pinigų reikia, o aš nebegaliu sumokėti, palūkanų per daug, išsimokėti nenoriu arba nebegaliu, ir tokias paskolas tiesiog numoja ranka. Tai vat bankai tokias paskolas pasiema savo, tokius objektus nekilnojamo turto pasiema savo. Ir iš tiesų tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse tokių objektų tikrai pasitaiko ir pasitaiko gana nemažai. Tai kitaip sakant, paskolos, kurios buvo užtikrintos nekilnojamo turtu, dėl to, kad klientai tapo nemokus, atiteko tas nekilnojamas turtas atiteko nekilnojamas turtas bankui. Ką toliau bankas daro su tuo nekilnojamu turtu? Įsivaizduokim, bankui pačiam užsiimti nekilnojamo turto dabar tvarkymu, paruošimu dokumentų ir galiausiai pardavimais, tai reikėtų turbūt steigti dar vieną banko padalinį, kuris vien to užsimtų. Tai bankai paprastai to neužsijama. Bankai tiesiog parduoda urmu tokias skolas. Tai štai iš tokių nekilnojamo turto objektų sudaromus iš tokių paskolų sudaromi portfeliai po 8 maždaug vienetus ir ta Indemo platforma, kuri masiškai nuperka tokius skolos portfelius, suformuoja iš jų po 8 skolas į vieną portfeliuką ir leidžia nusipirkti jums dalį to portfeliuko kaip investiciją. Ta investicija gauna specialų savo koduką, jūs gaunat kaip numeriuką, kaip akcijos numerį vos ne, ir tas kodukas yra užregistruojamas vienoj didžiausių vertybinių popierių biržų. Tai kitaip tariant, tai yra praktiškai vertybinis popierius, kurį sukuria Indemo per savo fintechinę veiklą tokią. Tai labai gal skamba komplikuotai, bet aš jums netrukus viską parodysiu gyvai ir pamatysite, kaip tai atrodo. Visi investuotojai šitoj vietoje gauna vienodą grąžą, gali susikurti autoinvestavimo profilį, bet prieš tai reikia atlikti žinių patikrinimo testą. Visos paskolos įkeistos su nekilnojamu turtu ir tas įkeitimas sudaro apie 60–70%, tai yra kokia buvo paskola paimta sumai, tai nekilnojamas turtas sudaro apie 60–70% nuo tos vertės. Kol kas vėlgi dėl europinio reguliavimo Latvijai taip pat nespėjo parengti dar antrinės rinkos instrumento, tai kol kas neveikia toks instrumentas, rašoma, kad jisai kūriamas. Palūkanų mokėjimo principas, palūkanos nemokamos, neuždirbam palūkanų, bet yra terminas, kai jau visas tas susiinvestuoja projektukas, viskas parduodami visi tie projektai, 8 visi, paskola yra grąžinama tiesiog termino pabaigoje su kapitalo prieaugiu. Tai yra, kiek per visą tą laiką, kol bus tvarkomi tie dokumentai, sprendžiami tie nekilnojamo turto ir juridiniai klausimai, tai per visą tą laiką, kai padidės kapitalo vertė, tai jūs tą prieaugį kapitalo gausite. Galima grąža yra, bent tai prašo prie vieno iš projektų, tai buvo parašyta, kad rizika vertinama 6 balais iš 7, vis dėlto tai čia toksai, lošėjams truputėlį projektas. Ir grąža gali būti ir bloga, tai čia atsižvelgta buvo į, tarkim, pavyzdį blogo scenarijaus, kuris padarytas skaičiuojant naudojantis 2008 metų krize. Taip, tai jeigu būtų tokia krizė, tai tada galėtų būti tas praradimas kapitalo, bet jeigu tos krizės nebūtų, o būtų optimistinis scenarius, tai gali net iki 30% būti grąža. Geografinė diversifikacija. Objektai visi Ispanijoje, dirbama su Ispanijos bankais. Tai įperka Indemo iš Ispanijos bankų ir čia yra investavimas į Ispanijos nekilnojamą turtą. Atsiskaitimo tarpininkas, tai pati Indemo platforma turi sukūrusi savo mokėjimų banką, panašiai kaip Finbi.
Ir vėlgi mums galioja tas pats, kaip galiotų ir per visas kitas platformas dėl tų tarpbankinių operacijų, užtrunka iki 2 darbo dienų, papildymas, išėmimas neribotas ir nemokamas ir gali užtrukti vėlgi maksimum iki 3 darbo dienų. Registruota šita platforma Latvijoje, veiklą jų prižiūri Latvijos centrinis bankas, operacijas atliekamas su nekilnojamu turtu Ispanijoje, kaip jie deklaruoja, atlieka Ispanijos centrinis bankas. Naudojimasis platforma ir investavimas joje yra nemokamas, tikėtina vidutinė grąža, vidutinė, pabrėžiu, nes mes apie rėžius kalbėjom, tai nuo 10 iki 15%, jie mano, kad tai 15% yra labiausiai tikėtina grąža. Na tai, kaip matom, 15 yra daugiau negu 12, ne? Arba daugiau negu 10, bet jau ir rizika didesnė, dėl to ir ta grąža tokia. Tai Indemo veiklą savo vykdo nuo 2016 metų, vidutinė projekto trukmė yra apie 2 metus. Galima pirkti vadinamą premium versiją, tada prieinami ekskluzyviniai dar projektiniai pasiūlymai, tada reikėtų mokėti 50 eurų už tą premium versiją. Tai matyt kažkas moka, nes matyt apsimoka. Pildant metinę pajamų deklaraciją, kadangi šiuo atveju pajamos būtų gaunamos Latvijoje, Latvija atskaičiuoja 5% gyventojų pajamų mokesčio, tai jums reikėtų pateikti šitą išrašą, kad jūs jau sumokėjote 5% Latvijoje ir tada jums liks sumokėti 10%, nes Lietuvoje GPM yra 15, atsiprašau. Lietuvoje GPM yra 15 nuo tokio pobūdžio pajamų, tai vadinasi, atimam 5, kuriuos jau sumokėjom Latvijoje, 10 keliauja į Lietuvos biudžetą. Jeigu jungsitės per registravimosi nuorodą, tai tada jūs gausite per pirmas 365 dienas 0,5% nuo investuotos sumos. 0,5% atrodo nedaug, bet tai yra duodamas labai ilgas laiko tarpas. Taip, visi praktiškai, kai 365 dienos, tai, tai turi tikrai daug laiko, per kurį galite suinvestuoti pinigus. Labai įdomus projektas, noriu atkreipti dėmesį jūsų tokie, anksčiau tokias paskolas galėdavo prieiti į tokias investicijas tik tai bankai, tik tai instituciniai investuotojai, o mums eiliniams tokiems žmogeliams tai būdavo visiškai out of question, tai yra ne mūsų nosiai. O dabar atsiranda tokios priemonės, kurios padaro tai realiu eiliniam investuotojui. Na ir dar vienas būdas, kaip galėtumėt nusipirkti, vėlgi investuoti nekilnojamą turtą, tai yra per reitus. Kas yra tie reitai? Tai čia yra Real Estate Investment Trusts, jūs investuojate į nekilnojamo turto trestus arba jų fondus per vertybinių popierių biržas, su vertybiniais popieriais ir kaip juos pirkti mes susipažinome praeitą kartą. Tai čia per mano anksčiau minėtus brokerius galite pirkti vertybinius popierius, kurie yra reitai vadinami. Tai kas tie reitai? Tai reitai yra panašiai, kaip mes sakėm, buvo paprastos akcijos, buvo ETF-ai, tai reitai gali būti tiek akcijos, tiek ETF-ai. Tai yra, jeigu tiesiog investuoti nekilnojamo turto trestą, tai bus kaip akcija, o jeigu į fondą, tai vadinasi bus ETF-as, bet reitinis ETF-as. Tai galima investuoti, jeigu tai yra ta platforma, čia priklausomai nuo platformos, jeigu leidžia investuoti į dalinės akcijas, dalinius ETF-us, galima investuoti ir 1 eurą. Tų veiklos sritys, trestų, čia aš testų parašiau, trestų, nekilnojamo turto pirkimas, pardavimas ir arba nekilnojamo turto nuoma. Ką investuotojas gauna, tai jisai gauna tiek reito vertės didėjimą, lygiai kaip bet kurio kito vertybinio popierio, tiek ir dividendus. Pajamų šaltinis kompanijos iki 90% savo pelno išmoka investuotojams, tai yra kompanija, įsivaizduokime, užsiema nekilnojamo turto pirkimu ir nuoma, nuperka daug nekilnojamo turto objektų, juos nuomoja ir tai ta nuoma sudaro jų pelną. Taip, nuoma minus kaštai sudaro pelną. Tai tas pelnas iki 90% jo yra tiesiog paskirstomas investuotojams. Pavyzdžiai.
vėlgi ne rekomendacija į kur konkrečiai investuoti, pavyzdžiai kokie galėtų būti. Taip, Realty Income, vienas iš pačių didžiausių pasaulyje turbūt nekilnojamo turto trustų, kuriam priklauso ten apie 11 000 įvairių objektų, pramoninės paskirties ir kitokių, ofisų ir taip toliau. Kiekvieną mėnesį moka dividendus ir jeigu norime jį rasti, tai Freedom24 jisai bus tikeriu o.us, į BKR bus O, Trading 212 bus O, arba tiesiog į savo brokerį įvedžiat pavadinimą Realty Income ir randate maždaug kažkaip panašiai bus pavadintas. The Real Estate Select Sector SPDR Fund, tai bus irgi kitas fondas, tai čia yra jau fondas kaip ETF-as ir jūs galite investuoti ir į jį. Jo tikerį trumpinį jūs irgi matote skliausteliuose. Galima investuoti per Freedom24, į BKR nėra, Trading 212 irgi prie šito fondo leidžia pažiūrėti, jis yra tik view only, gali stebėti, bet įsigyti jo negalite. Tai jeigu norite šitą įsigyti, reikia eiti į Freedom24. Nu, kaip sakiau, Freedom24 amerikietiškom investicijom yra pats geriausias pasirinkimas. Taigi matom, mes galim ir į nekilnojamą turtą JAV investuoti lygiai taip sėkmingai. Tai čia nieko aš jums produktų nepasiūlysiu naujų, tie patys tos pačios platformos, Trading 212, Freedom24, BKR-as, praeitą kartą kodukus daviau jungimuose, jei kažkas kažką pametė ar neranda, tiesiog rašykit man tiesiogiai, tai jeigu jungsitės per mano nuorodas prie jų, tai vėlgi gausite kažkokį tai bonusą, dažniausiai akciją dovanų. Trumpai apie tų fondų rezultatus rinkoje, tai dividendus moka kas mėnesį Realty Income ir dividendinis augimas vien tik tai per metus beveik 3% paauga vien dividendai, pajamingumas dividendinis yra didelis, tikrai 5,47%, tai verta pirkti jau šitoje vietoje vien dėl dividendų. Dar galime tikėtis, kad ir padidės vertė. Kaip ta vertė didėja, tai matom, kad buvę yra vertės mažėjimų, didėjimų, svyravimų, bet ilguoju laikotarpiu mes tikrai matome gražią vertės didėjimo tendenciją. Šiuo metu kaip tik pakritę yra, tai sakyčiau, pats dabar laikas būtų nupirkti, jeigu pirkti taip, nes mes toliau žinom, kad po to seka vėl tie patys vingiai ir kilimas. Aišku, tai mano spekulacija, bet tai mano tokie lūkesčiai, bet tai nėra faktas, kad tai bus. Ir nuo 94 metų, tai yra per labai ilgą tarpą, vidutiniškai per metus tas fondas su reinvestavimu metinė grąža sudarė apie 14%. Čia su dividendais, jeigu mes juos būtume reinvestavę. Tai 14% labai solidu. Ilgalaikiam investavimui, man atrodo, thumbs up, taip sakant, labai gera investicija. Matom, kad bendrovės rezultatai finansiniai yra tikrai įspūdingi, jie visą laiką didėja, bendrovė vis dar plečia savo veiklą, tai tada tas augimas irgi bus. Reikia tikėtis, šiek tiek sulėtėjo šitą pelno augimas, bet tik paskutiniais metais. Ne? Tai gali būti irgi dėl įvairių 23 metų, dabar labai daug toksai metai, kada yra daug netikrumo, daug neužtikrintumo. Taip, na ir kitas mano pristatomas fondas, irgi trumpai apie jį. Valdomas turtas siekia 6,5 milijardų JAV dolerių, šie mažesnis šiek tiek fondas, šiek tiek švelniai tariant, valdymo mokestį, bet irgi milijardai, matot. Valdymo mokestis yra labai nedidelis, čia ETF-as, tai jisai turi savo valdymo mokestį. Dividendinis pajamingumas 3,55%, mažesnis negu prieš tai pristatyto fondo, bet yra 6,5% metinis augimas, tai vidutinė metinė grąža su reinvestavimu sudaro daugiau negu 6,5%. Na tai rezultatai jums gražūs ar nelabai ir tas augimas, vėlgi, žiūrėkime, iš pradžių atrodė labai gražiai, paskui nusileido. Taip, bet irgi galima sakyti, galim galvoti, kad čia toksai nusileidimas kaip čia ir po to bus dar didesnis augimas, ne? Čia buvo toks nusileidimas labai panašus. Tai taip, kad dabar yra tas metas, kada iš tikrųjų reitai yra pakritę. Beje, toks
įspėjimas yra reitai, kurie yra skolos reitai, tai šitus neinvestuokite. Aš čia dabar šneku ne apie skolos reitus, tie skolos reitai yra panašus į tos Latvijos tos Indemo kompanijos siūlomus variantus, bet čia yra reitai nekilnojamo turto, tai jie pagrįsti nekilnojamo turtu. Na ir tiek būtų tada apie mano tas visas investavimo siūlymus. Vėl žiūriu, kad aš užsiplepėjau, sekantį savaitę tikrai neužsiplepėsiu, nes jau netiek ir daug turiu jums ką pasakyti. Tai dabar kviečiu tada į ekskursiją po platformas. Eisime pirmiausia į Profitus platformą pasivaikščioti. Taip, kaip minėjau, aš specialiai sukūriau prisijungimus prie visų mano pristatomų platformų ir net bandžiau investuoti. Man padarė labai įspūdį tai, kad kol man įkrito pinigai, o aš jau mačiau porą patrauklių projektų, tai per tas 2 dienas, kad man įkrito pinigai, spėjo, žinokit, pasikeisti 2 kartus objektai. Jau tie buvo suinvestuoti ir jau sekantys atsirado. Tai objektai čia tiesiog kiekvieną dieną praktiškai randasi. Aš nežinau, kaip jie tiek daug jų suranda tų objektų, bet dirba, tai jie, žinokit, pasiutusiai tie Profitus kompanijos atstovai. Tai va, aš investavau čia gal prieš kokią savaitę į šitą viešbutį, pavyzdžiui, Cornex Hotel, ir jau jisai 100% suinvestuotas, ir dar po to, žiūrėkit, kiek suinvestuota, tai galima investuoti šiuo metu į 4 projektus. Jie tai, kas stengiasi, kad bent 4 projektai tuo metu būtų prieinami. Tai štai yra 4 projektai, iš kurių šiai dienai būtų galima rinktis. Kiti jums rodo, kiek visokiausių projektų jau buvo, ir jie kabo jums susipažinimui, kaip jiems sekėsi. Tai va, tai galima, pavyzdžiui, sugalvoju, Moods Home kažkoksai tai projektas, grąža nuo 8 iki 12%, bet gal man labiau įdomu, koks nors yra hotel, Corner Hotel nuo 12%, arba nuo 11% Inza Hotel, ne? Arba daugiabutis kažkoksai tai Muliakalnio gatvėje nuo 10% grąža. O tai galim, pavyzdžiui, įeiti, pasivaikščioti, kad ir į šitą pirmą pasižiūrėti, kas čia yra. Taip, mes matome, kad galim pasirinkti, kad aš investuosiu 200, 500 arba 100. Galiu įrašyti tiesiog bet kokį skaičių, kad ir 5000, bet aš vis tiek neturiu dabar tai. Ir jūs iškart matote, ir kiek jūs uždirbtumėte, ir kokios būtų jūsų palūkanos, tai jums spėlioti nereikia. Jeigu už 200 pakeisiu, matau, aš uždirbčiau 8% ir tai būtų 16 eurų iš viso. Matome, investuojama suma virš 4 milijonų iš viso, bet žinokit, patikėkit, surinks labai greitai. Kaip jie čia taip surenka, tai man yra stebuklas. Pas juos yra kitokie kredito reitingų skaičiavimai, čia tokie europinį standartą jie pritaikė, yra tai apie tai platformai pačiai pasakoja, tai ten tik tai reikia pasižiūrėti. Visada asocijuojasi su saugiausiais, tai saugiausių būna ir mažiausia grąža visą laiką, kai pirminė hipoteka, reiškia, pasitikėjimas turėtų būti didesnis. Iš karto ir tokie labai išsamus aprašymai man patiko, pagrindiniai projekto privalumai. Kad jau yra didelė įmonė, pažįstama visiems iš pavadinimo tikriausiai, kurie jau yra suinvestavę daugybę projektų. Labai gera ten lokacija šito projekto, mažesnis poveikis aplinkai, kam dar įdomu, didesnis projekto populiarumas. Ir taip toliau, apie savininką galima irgi gana daug surasti apie tą įmonę, jeigu įdomu, čia man gal nereikėjo spausti, nes pamečiau. Taip, ir apie užtikrinimo priemonės, pasižiūrėkit, 65%, tai reiškia, jeigu nekilnojamas turtas buvo įvertintas 4,5 milijono, tai skolinama tik tai 2 su trupučiu milijono, 65% tik tai skola sudaro nuo turto vertės. Tai reiškia, kad tikrai tiek vertė, kad nukris, tai čia labai labai mažai tikėtina, nežinau, kas turėtų įvykti, kad taip jau atsitiktų. Tai taip pat čia parašyta rizikos kategorija, priskiria 4 kategorijai, čia viskas, kiek procentų tikimybė, kad vėluos įsipareigojimai. Ir nuosavų lėšų kiekis, koks yra parduodamas plotas ir taip toliau, viskas yra gražiai jums
surašyta, bet to yra turto vertinimas, pilna ataskaita PDF-as, labai išsamei, tikrai labai skaidriai viskas, jūs galite atsiversti vertinimo visą ataskaitą, pažiūrėti, kuo grindžiama ta vertė, pagrindinė informacija, dokumentai ir finansinės ataskaitos pačios įmonės, nu tiesiog fantastika, viskas sudėta, žinokit, man labai padarė gerą įspūdį šitą platformą ir todėl su malonumu pristatau. Paspaudus investuokite, jūs grįšite į pradinį puslapį, kuriame matote objektus, iš ko galite pasirinkti, galėsite patys dalyvauti rekomendavimo programoje ir pakviesti kitus, panašiai kaip aš jūs dabar kviečiu, ir pasižiūrėti savo investicijas, kadangi mano investicija dar yra tik tai viena, kurią aš esu atlikusi, aš čia galėčiau sekti, kokia yra eiga ir taip toliau, bet dar čia mes kažko labai nepamatytume, tai kadangi dar buvo mano tik šviežiai suinvestuota, tai aš paprašiau, kad man atsiųstų iš profitus pavyzdžių, kaip atrodo ataskaita. Tai štai atrodo ataskaitos taip. Čia yra portfelis vieno iš tų konsultantų, kurie, kaip mato, patys pasitikė savo platformą ir aktyviai investuoja, suinvestavo 18,5 tūkstančių jau. Tai šito vyruko portfelio mes matome struktūrą ir taip pat, ką jisai gali matyti, prisijungęs kaip portfelio savininkas. Taip, jis gali išsimti bet kokį išrašą, nusistatęs datas, už kokiais laikotarpį nori matyti, gali išsimti pinigus, papildyti savo sąskaitą, gali matyti stulpelinės diagramas, kiek kokio rizikingumo klasių paskolų jau yra pasiėmęs. Ir mes turime taip pat ir visus PDF-us, visas ataskaitas, kaip sekasi, kuriam projektui atsidaręs jisai gali stebėti. Tai tikrai labai daug informacijos pateikia apie save platformą. Gerai, atsisveikinam su Profitus ir keliaujame su Inrento susipažinti. Taip, tai Inrento. Inrento projektai, mes juos čia matom iškart irgi pradiniam puslapyje. Tai kaip matom, ir Panevėžys, ir Vilnius, ir Birštonas, ir yra su pirminiu nekilnojamo turto įkeitimu, yra koks kaip bendro co-living kažkoks, tai projektas, kur daug gali gyventi iš gyventojų, daugiabutės ir taip toliau. Tai tų projektų nėra labai daug ir galima juos investuoti. Ir čia, ką matom, yra fiksuotas, pavyzdžiui, metinis kapitalo prieaugis, taip, kad jau tiek bus prie tų dividendų. Tai reiškia, pirmiausia, jūs gausite palūkanas, kas nustatyta, čia yra metinės palūkanos, yra nustatyta, bet mes, jeigu pasižiūrėsime į konkrečiai šitą projektą, pažiūrėsime, kaip kokiu periodiškumu bus mokama. Taip, čia surašyta fiksuotos metinės palūkanos, fiksuotas kapitalo prieaugis, tai jisai bus gaunamas tik po to, kai bus atiduodama jau skola. Dabar kas atsitiktų, jeigu vystytojas imtų ir anksčiau atiduotų paskolą? Tai ar jūs liktumėt su tais 7,2 procentais palūkanų? Ne. Jeigu iš anksto gražinama paskola, tai Inrento vis tiek jums išmokės gautą tą fiksuotą metinį prieaugį. Taip vis tiek kapitalo prieaugis yra išmokamas net ir tuo atveju, kai yra iš anksto gražinama paskola. Irgi rizikos klasė yra nurodoma ir taip toliau, bet kol kas, kadangi aš sumos neįvedžiau, pavyzdžiui, aš noriu čia, sakiau, 200 pabandysiu įrašyti. Tai man rodo, kad galėčiau investuoti, nors deklaruoja, kad investavimą priima nuo 500. Tai galbūt šitam projektui, nes jie sakė man, kad yra trumpalaikių projektukų, kurie leidžia investuoti ir mažesnės sumas, bet šiaip jau pas juos 500 yra dažniausiai. Tai čia tikriausiai šitoj paskoloj galima šitoj konkrečiai atveju šitų. Irgi vėl dokumentai visi yra, viskas aprašyta tvarkingai, irgi parašyta, koks yra skolos ir įkeičiamo turto santykis, kuris yra mums svarbus, nes mes tada žinome, kad jeigu 35 procentais kristų nekilnojamo turto vertė, vis tiek mes atgautume savo pinigus. Tai tikimybė, kad trečdaliu nukris nekilnojamo turto vertė, turėtų kažkas labai radikalaus įvykti.
Taip, projekto yra naujienos, kad visa, kas naujausia yra žinoma, dokumentai visi prisekti, taip pat sėkmingai, labai tvarkingai. Tikrai abi platformos yra skaidrios, to reikalauja ir europiniai standartai ir viskas, man atrodo, kad tikrai atrodo patikimai palyginus. Taip, dabar aš uždarysiu šitas ir einam į vieną iš pačių įdomiausių, į Indemo. Tai va dabar ta Indemo, kur jau, kaip sakiau, čia jau yra ne visai tas pats, čia yra vertybiniai popieriai sudaryti iš blogų paskolų, kažkada buvusių blogų paskolų portfelių. Nueikime, pavyzdžiui, į rinką, market. Nu tai va, tai čia dabar ta rinka, ne? Bet mes iškart matom Ispanijos žemėlapį ir aš investavau jau 200 į du skirtingus taip vadinamus tuos popierius, tai va čia vienas popierius, čia antras popierius, tai va dabar jau galima į kitą naujas paskeltas, šitie jau suinvestuoti ir jie, žinokit, irgi ten randasi praktiškai, aš nežinau, kaip jie tiek projektų gauna, o vienas jau yra sufinansuotas pilnai ir išmokėtas. Va, ir mes matom, va šitas dabar tik tai renka investavimą. Taip, vėlgi tikėtina grąža 15,1%, iškart, kai tik paspaudžiam ant konkretaus popieriaus, užsidega žemėlapyje, iš ko jis sudarytas. Taip, galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, aš noriu investuoti į šitą, paspaudžiu ir dabar aš jau matysiu žemėlapį, va, pavyzdžiui, žemėlapis yra viršui, kur tie visi projektai yra. Taip, aš galiu netgi pažiūrėti, nuėjusi pasivaikščioti per kokį Google Maps į gatvę, bet nueiti ir pasivaikščioti, tik dabar to nedarysiu, kur čia tas yra, kas ten per pastatas, 3 ratus apie jį apeiti prieš investuodama galiu. Taip, tai va iš viso 8 projektai, čia yra jų Ganto diagramos, tai yra kaip jie yra šiuo metu įgyvendinami, va čia teisme yra bylinėjimasi dėl šito kol kas. Dėl antrojo dar iki teismo dokumentai ruošiami, dėl trečio yra išsiieškoma, ne? Jau yra išsiieškoma teisme, čia irgi jau dokumentai teisme, viskas parašyta, kaip matot, kas tuo metu vyksta. Šitas dar tik tai pradžioje pačiame, dar tik tai įspėjimai eina šitam nemokiam skolininkui ir tada po to jau jisai irgi keliaus iki teismo ir bus išieškoma. Nu, o kas bus po to? Teismas, laimimas teismas, 3 instancijos ir tada eina aukcionas, per kurį parduodamas nekilnojamas turtas ir jau tada vyksta tas perėmimas pilnas. Va, tai mes galim, kaip sakiau, pasižiūrėti visus tos projektus, objects, eiti į kiekvieną iš jų apžiūrėti, taip, kas tai yra. Viskas aprašyta labai išsamei. Ir va, kiekviena ta paskola, va tenai, kad tai buvo paskola, buvo imta iš viso 150 000. Taip toliau mes galime matyti, kad buvo 50% išduota paskolos santykis su price to value, taip, santykis su šito nekilnojamo turto verte, dabartinė vertė santykis yra toks, price to debt irgi yra santykis duotas, viskas yra aprašyta, galima taip pat atsisiųsti dokumentų susijusių su šito nekilnojamu turtu ir daug visko su paaiškinimais, tikrai informacijos labai daug, bet kas yra įdomu, pavyzdžiui, kur čia bus parašyta dabar, taip, documents. Kuria documents, kai atsisiunti konkretų dokumentą, tai ten matai va tą rizikos klasę, aš ten iš jų ir ištraukiau, kur yra parašyta, kiek patys jie vertina, kiek tai yra rizikinga. Tai va jie patys šito dideliam raidėm nerašo, bet įėjus į dokumentus mes galime rasti, kad ten vertinimas, pavyzdžiui, kaip aš radau, yra 6 iš 7 rizikingumo balų. Nu, čia daug labai visko, tai čia tikrai dabar visko neparodysiu, nepaaiškinsiu.
kokie vat rizikos galimi veiksniai ir taip toliau, apribojimai. Nu, čia daug visko, tai čia nežinau, kas turi tiek kantrybės skaityti, turbūt, kad nelabai kažkas. Bet pasižiūrėjau, kad jie visi panašus šitie dokumentai yra, turbūt rengiami pagal vieną ir tą patį kurpalių. Tai kaip sakiau, pastebėjau, kad jie patys vertina, kad tas rizikingumas yra 7 balai iš 8, tai noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tai jau yra padidintos rizikos investicija. Matau, kad yra klausimų. Indrutė yra susitikime ir negali tiesiog daugiau kalbėti. Jau žaidžia, jau skaitinėja, jau investuoja, labai smagu. Jeigu parašė žodį žaidžia, tai matyt patinka. Toliau Aida klausia, kaip dėl sklypų, gal tai geresnė investicija? Tai vėlgi labai priklauso. Jūsų vietoje, jeigu turi sumą pinigų, žinoma, pirkti kažkur atokiau nuo miesto ir tikėtis, kad miestas išsiplės iki tos ribos, taip yra tokia perspektyva. Galiu pasakyti, kad tai gali būti labai ilgalaikė investicija ir 100%, negalima niekada sakyti, bet 90%, kad tikrai visas nekilnojamas turtas, ar tai bus sklypas, ar tai bus pastatas, jisai įveiks infliaciją, tai yra augs tokiu tempu, kaip auga infliacija, ir augs truputėlį greičiau, bet tas truputėlį greičiau augs, jeigu paklausa augs greičiau negu pasiūla. Tai pastatų, kadangi pasiūla didėja, tai yra tokia tikimybė ir aš suprantu jūsų logiką, kad žemės yra fiksuotas kiekis, jos nepadaugėja, tai jeigu norinčių pirkti žemę daugėja, o pasiūla ta pati, tai taip santykinai turėtų sklypai brangti daugiau ir yra tokia tikimybė, kad jie brangs labiau. Bet vėlgi apibriežtai to pasakyti negaliu, tai nepamirškit, jums reikės tą žemę turbūt ir šienauti, arba nuomoti reikės kažkam, tai jeigu nenuomosit, reikės šienauti, žinau tikrai, nes mano vyriškis neseniai paveldėjo sklypą, tai tekdavo ir patiems jį šienauti, važiuoti, kaimynai tuo skųsdavo, iš seniūnijos skambindavo, kad čia jūs toj baudą už nešienautą tą lauką parašysim, tai tekdavo tikrai važiuoti, pjauti tą žolę arba samdyti žmonės, tai vienas tas žolės nupjovimas kainuodavo atitinkamai pinigų, tai tikrai nebuvo man gerai, mes pasistengėm greičiau parduoti. Tai mums buvo tokia patirtis, bet aišku, yra žmonių, kurie nusiperka žemę, jie nuomoja ir susitaiko su tuo, kad taip žemės nieks niekada nesudegins, nieks niekada neprapuls, nebent, nežinau, ten krateris atsivers toje vietoje, koks nors nežinau, tikimybė, kad pastatas sugrius yra didesnė, žemė nesudegs, nesugrius, bet ir grąža yra žymiai mažesnė. Bet, kaip žmonėm, kurie labai nori saugiai ir jau tai persidraudė, tai turbūt jiems tas žvirblis rankoj, matyti, yra patrauklesnė investicija negu kad tas briedis lankoj. Tai aš siūlyčiau dar, kol jauni esat, tai galbūt apie briedžius pagalvokite, kai jau tikrai norėsis tos apsidrausti ir gal jau nesinorės daryti jokių judesių investavimo, tai gal tada ir bus tai gera investicija, bet tikrai labai pražilsite, kol jūsų ta kaina pakils. Nes, suprantate, tam reikia, kad jau ten kažkas tam lauke kažkokiam ten pradėtų vystyti nekilnojamą turtą, taip toliau, tada jo vertė iš karto didėja, bet, aš stebiu, kaip čia aplinkui Ringauduose auga, tai jeigu aš tai pagalvoju, būčiau nupirkus tą sklypą, tai Jėzau, aš jį būčiau turėjęs išlaikyti 15 metų, kol nuo plyno lauko jisai jau pradėjo judėti tenai kažkokie tai nauji rajonai kurtis. Tai ar aš turiu 15 metų, kad tiesiog laikyti tą žemę? Manau, kad ne. Taip, aš asmeniškai to nedaryčiau, bet vėlgi tai jūsų pasirinkimai. Taip, pirkau nekilnojamą turtą, rašo Vijolė, kaip tik tuo metu, kai kaina buvo piko metu ir pardaviau kitą tuo pat metu. Tai čia labai protingas sprendimas visada su nekilnojamu turtu, net nesvarbu kainos, jeigu didėja, tai didėja visko, ir to, ką jūs pirksit, ir to, ką jūs parduodat, ne? Jeigu mažėja, tai vėlgi mažėja visko, to, ką perka, to parduodat. Jeigu jūs daro tokį shiftą, tai yra jūs sukeičiat nekilnojamą turtą iš vieno į kitą, tai jūs daug neprarandat, arba tikėjimą gal net ir išlošit kažkiek tai. Tai čia yra tiesiog pakeitimas vieno nekilnojamo turto į kitą, bet blogai, jeigu jūs tiesiog turėsit parduoti ir kažką kitą daryti, tai tada jau tikrai būtų blogai. Anuiteto metodu po tiek laiko toks jausmas, kad moku, o išmokėjau tiek nedaug. Taip, tai anuiteto metodas viena vertus nėra geras, bet aš jums galėčiau tada atsiųsti asmeniškai tokį straipsnį, dar įdomu radau, domėdamas daugiau rinkdama informacijos, kur
netgi siūlo tokias ilgalaikės paskolas, specialiai žinant, kad jūs sumokėsit daugiau, bet jau ir nuvertėjo ta jūsų skola, jau tie jūsų mokėjimai nuvertėjo. Tai taip, kad aš atsimenu, mano viena kolegė ėmė paskolą ir pirko 3 kambarių butą, tai po to buvo infliacija ir Lietuvoje ir jinai juokėsi, sako, aš dabar per mėnesį moku 50 eurų, tai sako, man net neapsimoka čia atidavinėti iš anksto tos paskolos. Tai kartais, kai ypatingai nekilnojamo turto paskola gali sužaisti ir atvirkščiai, tas anuiteto metodas gali būti naudingas tuo, kad ta jūsų paskola, kurią jūs atiduosite, jūs jau išmokėjot palūkanas. Tai dabar praktiškai jūs nemokamai naudojatės banko pinigais, jūs jau gyvenate tam name tikriausiai. Ir ta skola jau jūsų nuvertėjo. Tai taip, kad yra ir toks argumentas. Tai aš jums atsiųsiu tą straipsnį, galėsite paskaityti, brūkštelkit man. Taip, kaip atkyla palūkanų norma, tai dar galima išgyventi. Nors jeigu skaičiuojam linijinių, būčiau daugiau atidavus tos paskolos. Linijinis būdas yra labai geras, kai mes turim pinigų. Dabar mes esame jauni, pavyzdžiui, daug uždirbam ir mes nežinom, kas bus ateityje. Ne? Tai mes norim šiandien atiduoti daugiau, tam, kad paskui, kai situacija galbūt pablogės, arba mes tiesiog norėtume jau jaustis tą išsivadavimą iš paskolos psichologiškai, taip yra geriau. Tai toks yra argumentas, kad mes dabar sumokam, dabar sunku, mes dabar susikaupėm ir atiduodam, bet žinom, už ką mokam, o paskui jau ta nauginė skola, jau jinai mums nebe taip skaudės, bet mes visą laiką mokėsim, matot, visą laiką mokėsim tas palūkanas nuo visų tų pinigų, net ir to euro, kurį atiduosiu po 10 metų, tai aš 10 metų už jį mokėsiu tos palūkanas. O anuiteto būdu, aš tarkim iki vidurio paskolos, tai taip yra labai bjaurus būdas, kadangi tu nejauti, kad paskola mažėja, bet po to tau jau net neapsimoka jos atidavinėti, nes jau realiai tu moki labai mažai. Taip, ir labai jūs teisi, linijinio būdo neleidžia kai nepakanka pajamų, taip dažniausiai būna su nekilnojamo turto paskolom. Gerokai jūs galite pasimti didesnę paskolą, kai renkatės anuiteto būdą. Tai susiję ir su jūsų pajamų dydžiu, ir su išduodamas paskolos dydžiu, šitie dydžiai tarpusavį irgi susiję, taip. Tai anuitetą dažniausiai ir siūlo bankai, kai jūs norite imti daug, ilgam laikotarpiui ir pajamos jūsų nėra didelės. Dažniausiai net tada negalite pasirinkti to linijinio būdo, tai yra tiesa. Tai bandos efektas, ar nėra blogai? Žinokite, kaip kada. Kartais ta banda pajuda į teisingą pusę, o kartais visiškai ne. Tai pavyzdžiui, degančiam pastate banda dažnai visi puola prie durų, jas užblokuoja, bet būna čia pat langas ir kažkaip niekas nepagalvoja, kad tą langą galima išmušti ir iššokti, nes ten gal tik 2 aukštas. Taip, tai tas bandos efektas kartais tikrai yra blogai. Aš siūlau tiem, kurie ir su akcijom bandote žaisti. Aš jums specialiai parodžiau tuos įvairius sandorių tipus, pavyzdžiui, tą limit pirkimą. Užstatot ir einat kepti obuolių pyragą. Taip, ir pamirštat, ir nežiūrit, ir nesinervinat, ir nešokinėjat, kad ten oi krenta, oi kyla. Aš noriu tiek, užstačiau, neparduosiu, tai neparduosiu, kitą kartą parduosiu. Ir nereikia sukti galvos. Nereikia pasiduoti, kodėl akcijos taip svyruoja. Dėl to bandos efekto. O tenai Donaldas Trumpas pasakė tą, tenai ir visi puolė ten pirkti arba nepirkti. Pasakė ten Bidenas, kad šitą... Ne, Trumpas pasakė, kad elektromobilius atšauks, kad nebebus jokios paramos, taip toliau. Opa, iškart Teslos akcijos žemyn. Bandos efektas suveikia. Ir visi vieni mato, oi, krenta, tai panika, tai gal nukris dar žemiau, tai aš čia prarasiu. O kiti dar sugalvoja, kad, aš galiu paspekuliuoti šitoje vietoje. Tai tada dabar aš parduosiu, paskui nupirksiu, kai bus žemai. Ir tada, kai suveikia, tai mes tuos linksmuosius kalnelius ir matom. Tai aš savo webinarais bandau jums mokyti nespekuliuoti, nepanikuoti, nepasiduoti tai bandai, o šaltų protų, kiek tai įmanoma, apsvarstyti, įsivertinti, jeigu jūs jau neturit visai to šalto proto, tai geriau prie akcijų tada nekiškit nagų. Yra paskolos, puikiausiai, kaip matot, daugybė įvairiausių. Čia dabar, suprantate, čia yra naujovė, čia dabar yra sprogimas toksai, iš viso finansų rinkoje. Jūs dabar ant tos bangos esate, tai pasinaudokit tą bangą. Kodėl anksčiau nieks nes nebuvo? Jeigu jūs pažiūrėtumėt, kokiais tempais auga bendrovės, šitos visos, kurias aš jums pristatau, per metus nuo 20 iki 40% paauga jų kapitalas. Tai jos kosmiškai dabar auga, dabar eksponentiškai šitos paskolos vis daugiau išdavinėjamos ir imamos ir išdavinėjamos.
Taip kad labai labai verta tikrai dabar pagalvoti, nes šitai yra naujiena. Ne dėl to nieks neinvestuoja į paskolas ir jūs iš nieko iš savo pažįstamų negirdėjote anksčiau, ne dėl to, kad tai nepopuliaru, ne dėl to, kad tai blogai, o todėl, kad tiesiog nėra tokios patirties. Tai visiškai nauja. Nuo 15 metų tik tai iš visų startavo Lietuvoje. Ir Europoje beje sustartavo irgi nuo 13-15 metų. Čia mes vieni irgi iš pionierių. Aš noriu dar vieną paskutinį įspėjimą. Yra dar viena banda, dar blogesnė banda negu Ispanijai. Yra banda su Šiaurės Kipru. Gali būti, kad jūs jau matėte tokias reklamas, investuokite į Šiaurės Kiprą. Aš noriu labai mažytę istoriją papasakoti. Aš pati buvau Kipre, Pietų Kipre, ir žinau, kas vyksta Šiaurės Kipre. Tai galiu pasakyti tiek. Taip investuoja ir norvegai, ir lietuviai, ir daug kas investuoja į Šiaurės Kiprą. Tai aš nesusilaikau ir kiekvieną kartą, kai internete pamatau kvietimą investuokite į Šiaurės Kiprą, aš parašau savo tokį jau gatavą komentarą. Tai siūlau sekantis žingsnis, investuokite į Rytų Ukrainą, kuri okupuota Rusijos. Todėl, kad kas yra Šiaurės Kipras? Tai yra pusė Kipro salos, kurią 74 metais užėmė turkai. Šitos salos dalies nepripažįsta, išgirskit manęs, nei viena ES valstybė, ten neskrenda nei vienas lėktuvas, ten neplaukia nei vienas ES šalių laivas, ten nevažiuoja net taksi. Net taksi nevažiuoja, jūs turite atvažiuoti iki pasienio, sėsti į turkišką mašiną ir tada jūs turkas nuveš. Jūs suprantat, kad tai yra nelegaliai užgrobta teritorija, jinai nėra pripažinta niekieno. Tai yra turkų užgrobta teritorija. Jeigu jūs ten stato, tai tik laiko klausimas, kada Turkija, kuri dabar yra šalis kandidatė į ES ir atsisakymas šitos Kipro salos okupacijos yra viena iš sąlygų, tai yra laiko klausimas, pasikeis Erdoganas į kitą prezidentą, į kokį nors demokratiškesnį, atiduos jie tam tada kipriečiams tą salą ir kas tada bus? Kas bus su jūsų tom investicijom? Tai bus nelegalų sandoriai. Aš labai pagalvočiau jūsų vietoje ir verta tai daryti. Kiti galvoja, jeigu 74 metų čia viskas tęsosi, tai dar 50 metų pasitasys. Galbūt. O gal viskas baigsis kitais metais. Tai labai labai pagalvokit. Aš tai tiesą sakant, tikrai iš principo neinvestuočiau. Aš galiu jums papasakoti asmeninę istoriją. Aš Kipre dėsčiau paskaitas ir mano kolegė iš Nikosijos universiteto sakė, mes kiekvieną vasarą mūsų šeima nuvažiuoja aplankyti močiutės namo, kuris liko toje užkariautoje pusėje. Mes, sako, nuvažiuojame, kad pasižiūrėtume jį, kaip jis atrodo. O ten gyvena 4 turkų šeimos dabar, nelegaliai. Jie tiesiog atėmė iš jų tą namą ir ten gyvena. Ir jie nieko padaryti negali. Beje, Kipro pusėje irgi liko Turkijos nekilnojamo turto. Kipriečiai šito turto nenaudoja. Jeigu jūs busit kada Kipre, pastebėkit daug pastatų su užkaltais langais. Tai ne dėl to, kad šeimininkai kažkur dingo, tai dėl to, kad buvo areštuotas visas tas turkų turtas. Ir jisai stovi, jisai užšaldytas, nieks ten negyvena. Aš esu pati darius nuotraukas, kurios atrodo kaip po apokalipsės. Restoranas, kuriame ir televizorius tebestovi, ir meniu tebestovi ant stalų, jau išblukė. Kaip stovėjo va tą momentą, taip stovi viskas. Buteliai voliojasi. Ir niekas nenaudoja. Kipriečiai nenaudoja Turkijos turto, o turkai naudoja kipriečių turką nelegaliai, pabrėžiu. Tai štai, kad labai gerai pagalvokit, aš jūsų vietoje tikrai neinvestuočiau Šiaurės Kiprą jau ir dėl moralinių sumetimų. Ir vien jau dėl to, kad tai yra iš tikrųjų, nelegalu. Tai va, ačiū Aida, uždėmesį jau turėjo atsijungti, nebeištvėrė mano ilgo plepėjimo, tikiuosi, kad dar gyvų čia kokių nors yra. O gal aš jau tik viena? Ne, aš ne viena, tai ačiū merginoms, kurios su manim išbuvo iki pabaigos, gal klausė vieną ausimo, gal ir visom dviem. Ačiū Jums, viso geriausio. Viso gero, viso merginos.